Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Saugaus gyvenimo karavanas užsuko į Marijampolę. Žvilgsnis į išpuoselėtą Sasnavos gyventojų Burkšaičių sodybą. Marijampolėje daugėja suderintų radiotechninių objektų. Kelionę po Lietuvą pradėjęs saugaus gyvenimo karavanas šiandien užsuko ir į Marijampolę. Prevencinės akcijos metu marijampoliečiai galėjo nemokamai ir anonimiškai vos per 1 minutę išsitirti dėl živ bei gauti specialisto konsultaciją, informacijos ir apsaugos priemonių. Jono Basanavičiaus aikštėje įsikūręs saugaus gyvenimo karavanas marijampoliečius kvietė pasitikrinti, ar jie nėra užsikrėtę žmogaus imunodeficito virusu. Visą tai buvo galima atlikti nemokamai ir anonimiškai. Akcijos rengėjai pabrėžia, sužinoti apie tai labai svarbu, norint laiku gauti gydymą ir nuo užsikrėtimo apsaugoti savo artimuosius. Žmonės tai atlieka noriai, kai juos pakvieti. Atsisakančių nėra daug, taigi žmonės linkę laukti pakvietimo ir pasinaudoti šią galimybę. Per vakar mes buvome Alytuje, tai šią galimybę pasinaudojo 159 žmonės. Tie tyrimai atliekami todėl, kad tai yra živ prevencijos dalis. Apie živ infekciją ir AIDS yra girdėti tikriausiai daugybė žmonių ir visi girdėjo žodį prevencija. Živ ištyrimas ir nukreipimas į gydymą tų, kurie yra užsikrėtę, yra živ prevencijos dalis. Taigi čia yra prevencinė akcija, galima sakyti ir švietėjiška akcija, nes mes daliname informacinę medžiagą. Negana to, kiekvienas žmogus, kuris atliks živ tyrimą, bus konsultuojamas mediko. Jis tiesiog sužinos, kaip vyksta tyrimo atlikimas, kodėl reikėtų, bus paklausta keletą klausimų apie rizikingą elgesį. Taigi žmogui bus suteikta galimybė pamastyti apie tai, kas galėjo paskatinti ten užsikrėsti ar neužsikrėsti. Tyrimas labai paprastas, jis atliekamas vos per 1 minutę. Kraujas yra įmamas iš piršto ir panaudojus 3 rūšių reagentus, supilus į tam tikras talpas, yra matomas tyrimo rezultatas, panašiai kaip ir nėštumo testas, ką daugelis yra matę. Tik čia yra taškiukai. Vienas taškiukas reiškia tyrimas, atrankinis tyrimas, pirminis tyrimas yra rezultato neigiamas, jeigu 2 taškiukai, reiškia pirminis atrankinis tyrimo rezultatas yra teigiamas. Ir tokiu atveju yra įmamas kitas kraujas, reiškia naudojamas patvirtinimui visai kitas kraujo mėginys ir kiti metodai naudojami. Taigi čia yra tik tai pirminis toks tyrimas, kuris rodo, kad žmogus galimai gali būti užsikrėtęs živ. Tai jau nėra nuosprendis jokių būdų, tai yra tik tai patvirtinimo dar dalis, po to kitų tyrimų dalis ir panašiai. Saugaus gyvenimo karavanas per metus atlieka apie 10 000 nemokamų živ tyrimų. Apie 160 žmonių, tai yra šiek tiek daugiau nei 1%, būna užsikrėtę šią nepagydomą ligą. Saugaus gyvenimo karavanas Marijampolėje dėl živ planuoja patikrinti apie 200 žmonių. Lietuvoje AIDS serga 2060 asmenų, iš jų 35 Marijampolės apskrityje. Visuomenės sveikatos centras praneša, jog Marijampolėje daugėja suderintų radiotechninių objektų. Regione savo veiklą plečia ir bazinės stotis eksploatuoja bendrovės Tele2, Bitė Lietuva, Omnitel bei Lietuvos radijo ir televizijos centras. Per šių metų pirmąjį pusmetį buvo suderinta 20 minėtų objektų radiotechninės dalies projektų ir 5 elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai. Regione šiemet atlikti 35 elektromagnetinės spinduliuotės matavimai. Nė vieno atveju rezultatai neviršijo leistinų verčių. Operatorius prieš įrengdamas radiotechninį objektą privalo suderinti radiotechninės dalies projektą, o pradėjęs eksploatuoti ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą. Gyvenamojoje teritorijoje matavimai atliekami kas 2 metai, o teritorijoje, kurioje nėra gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų, kas 5.
Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad pernai iš Lietuvos emigravo apie 41 tūkstantis gyventojų, tai yra 12,8 tūkstančio mažiau nei 2011 metais. Tačiau mokesčių grąžinimo bendrovė RT Tax Lietuva pastebi, kad laikinai uždarbiauti vykstančių lietuvių skaičius nemažėja. Bendrovės pranešimu kelis pastaruosius metus stebima, kad laikinai užsienyje uždarbiaujančių lietuvių skaičius auga. Oficialiais duomenimis pernai Lietuva grįžo 17,3 tūkstančio Lietuvos piliečių, tai ketvirtadaliu daugiau nei 2011. Kiek jų sugrįžo į Marijampolę, statistikos departamentas nepraneša. Šiais metais šalies mokykloms nupirkti 42 nauji geltonieji autobusai. Jais mokiniai ne tik saugiai pasiekia mokyklą, bet ir keliauja į ekskursijas, sporto varžybas, konkursus. Vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnyba praneša, jog artimiausiu metu po vieną autobusą pasieks ir Šakių Vilkaviškio rajonus bei Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybės. Autobusai tradiciškai mokykloms bus perduodami prieš naujus mokslo metus, paskutinę rugpjūčio savaitę. Marijampolės savivaldybei skirta transporto priemonė atiteks Petro Armino pagrindiniai mokyklai. Mokykliniams autobusams įsigyti šiemet buvo skirti 5 milijonai litų. Naujieji autobusai Iveco Daily turi 19 sėdimų vietų, jie skirti pavėžėti mokinius iš kaimo reorganizuotų mokyklų į kitas artimiausias mokyklas. Dalis autobusų skirti mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą. Mokykliniai autobusai perkami ir perduodami savivaldybėms nuo 2000 metų. Nuo naujų mokslo metų iš viso Lietuvos keliais riedės 645 mokykliniai autobusai, kuriais į mokyklas bus pavežama apie 22 tūkstančiai mokinių. Tęsėme pažintį su gražiausiomis savivaldybės sodybomis. Šįkart kviečiu apžiūrėti Sasnavos gyventojų Genovaitės ir Romo Burkšaičių sodybą. Jos šeimininkai sako, kad aplinkos puoselėjimas, poilsis ir atgaiva sielai. Sasnavos seniūniai džiaugiasi, jog kasmet seniūnijoje atsiranda vis daugiau gražių ir išpuoselėtų kampelių. Genovaitė ir Romas Burkšaičiai Sasnavos miestelyje gyvena beveik 40 mečius ir visus tuos metus gražiai puoselėja savo namų aplinką. Sklypas 25 arų, tad darbų netrūksta. Anksčiau nemažą dalį užėmė daržas, dabar jis gerokai susitraukęs. Šių namų aplinką puošia išpuoselėta veja, spygliuočių ir akmenų kompozicijos. Akį traukia įvairias spalvės gėlės, sustoti ir pasigrožėti kviečia baseinėlį su vandens lelijomis. Aplinkos puošybos idėjos gimsta Genovaitės galvoje, jas padeda įgyvendinti vyras Romas, vaikai ir anūkai. Kažkiek tai pamatai žurnaluose, kaip kiti žmonės tvarkus. O po kažkiek ir pati, ką sugalvoju, mėgstamiausia tai akmenys. Pasikraunu energijos. ir man, pavyzdžiui, gražu. Tokios stiprybės gal priduoda. Sodybos aplinka metams bėgant keitėsi. Jei anksčiau namas skendėjo rožynuose, tai dabar jį supa įvairiausi spygliuočiai. Prie spygliuočių gal mažiausia darbų. Jau viskas išbandyta per tiek metų, tai jau stengiamės, kad kuo mažiau jau darbų reiktų įdėti, nes prie lapuočių tai visokių daug vis tiek tos prie tvarkos reikia daug, o spygliuočiai, jie mažiau rūpesčių. Moteris pasakoja, jog ir gėles renkasi nereikles. Labiausia tai turbūt šitos palergonijos, tai irgi. Ir vasara, ir šiemet, ir karšta buvo, o jos neiškepė. Jau jos yra gražios, hortenzijos. Jau šitos, kur ilgiau žydi per vasarą. Burkšaičiai sutartinai tvirtina, aplinkos puoselėjimas suartina šeimą, tai poilsis ir atgaiva sielai. Pasilsiu, pasikrauna energijos turbūt. Ir man ir gražu, ir smagu, ir pasėdėti kada vakare, kai sutvarkyta, tai turbūt kiekvienam smagu.
Savo rankomis aplinką puoselėjantys burkšaičiai įsitikinę, graži aplinka kuriama ne tik pinigais, labai svarbu noras ir meilė darbui. Pas mus pinigų čia įdėta nedaug. Sakyčiau, mes jau čia brangių visko neperkam ir čia viskas yra sutvarkyta. Prieš 30 metų skaityk pradėta. Tai nie tų trinkelių nebuvo tada tais laikais nieko. Kaip sugalvojom, taip tvarkėmės. O šiaip čia investicijų, tai čia nepasakyčiau, kad čia jau daug įdėjom. Daug darbo turbūt. Ir daugiau gal darbo. Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė džiaugiasi, kad kasmet seniūnijoje atsiranda vis daugiau gražių ir išpuoselėtų kampelių. Konkursam ir šiaip norisi vieni kitiem parodyti tas sodybas, kurios iš tiesų malonios akiai, gražiai labai tvarkomos ir ne tik, kad tam kartui, bet tiesiog metai iš metų. Jau žmonės, kurie gražiai tvarkosi, kurie tvarkingi, tai jų sodybos nuo pat, kaip sakyti, gražios jau daugelį metų. Manau, kad žmonės patys savo idėjas realizuoja ir tie augalai, ko gero, vieni kiti jau su tokiais retesniais, o šiaip tai pačios gėlės paprasčiausiaus krūmai, kurie mūsų aplinkoje gerai auga, juos prižiūrėti netaip sunku, tai iš to ir kuria tą grožį. Akmenys labai populiaru, jau dabar akmenys turi didžiulę vertę ir žmonės tiesiog komponuoja, dėsto ir labai gražiai gaunasi. Jauni žmonės, kurie nusiperka ir senas sodybas, tvarkosi, dabar jau yra idėjų visokiausių, tai iš tiesų pritaiko pagal savo sugebėjimus, pagal savo išgalės ir tvarkosi. Smagu, kad ir Sasnavos miestelį nuperkamos sodybos ir jos gražėja. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas tiria 2 vagystes vakar įvykusias Gėlyno gatvėje. Jų metu iš 2 įmonių buvo pavogta daug brangių įrankių. Iš vienos bendrovės statybos vagonėlio pritaikius durų spynos raktą pavogti statybos įrankiai, betono pjaustyklė, kampinis šlifuoklis, 3 ilgintuvai. Žala siekia beveik 13 000 litų. Šalia įsikūrusi bendrovė pasigėdo 3 krūmapjovių. Jas ilgapirščiai pavogė išdaužę garažo langą. Bendrovė patyrė daugiau nei 5 000 litų žalą. Kalvarijos savivaldybėje pasieniečiams įkliuvo 3 nelegalus gabenęs lenkas. Vakar naktį Kalvarijos užkardos pareigūnai kelyje Marijampolės Suvalkai ties Salaperaugio kaimu patikrinimui sustabdė iš Lietuvos vykusį automobilį BMW lenkiškais valstybiniais registracijos numeriais. Mašiną vairavęs 36 Lenkijos pilietis pasieniečiams pateikė tvarkingus dokumentus, tačiau pareigūnams įtarimų sukėlė 3 automobilio keleiviai. Vyrai neturėjo jokių asmens dokumentų ir prisistatė Vietnamo piliečiais. Nelegalus vežusiam Lenkijos piliečiui dėl neteisėtų žmonių gabenimo per sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras uždarytas į areštinę. Sulaikytieji nelegalai laikinai apgyvendinti užsieniečių registracijos centre Pabradėje. Pasieniečiai aiškinsis, kaip vyrai pateko į Lietuvą. Šiemet valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jau sulaikė 49 vietnamiečius neteisėtai buvusius šalyje. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagates.
buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkoju, kad žiūrite. Visiems gražaus vakaro.